Tai vėlgi, tai yra patogumas, tai yra nerealus patogumas, nes kai jūs turit gaisrinę signalizaciją ir pas jūs yra administruojantis žmogus arba apsaugos darbuotojas, jisai jau turi turėti kaip minimum 2 monikus. Kaip minimum 2 monikus. Šiuo atveju jums nereikia 2 monitorių, jūs turit 1 monitorių, jūs turit 1 programinę įrangą, jūs pilnai valdot gaisrinę signalizaciją iš Integričio programinės įrangos. Jūs matot visus aliarmus. Jūs galit išjungti aliarmą, jūs galit nurisetinti centralę. Iš esmės, jūs praktiškai pilnai valdot gaisrinę signalizaciją iš Integričio sistemos. Tai vėlgi taupo laiką, taupo jūsų kaštus. Ir tai yra labai patogu. Viskas yra paprasta, mes išsidėlioję esam interaktyviam žemėlapyje visus daviklius, mes juos galima izoliuoti, tai reiškia, mes galime juos bypassinti, mes galime juos deizoliuoti, tai vėl jie pradeda veikti sistemoje. Mes galim, kolega, pavyzdžiui, paspaustų mygtuką, Sistema matome, kad mums išmeta iš karto, esam sugeneravę, kad atsisuka į mūsų stendą kita kamera, priartina daviklį, mes matom, kad tai yra mygtukas paspaustas. Jei kolega dabar atrakintų, blikstės toliau viskas šviečia, mes galim galim nusiųsti, kad mutę, užtilti, jei būtų buzeris, galima padaryti silence, tada nustoja mirksėti. Nebemirksi ir lygiai taip pat galima ją perkrūti. Daviklio adresą, tai yra ženkliai palengvina visą stebėjimą pultų apsaugos, dėl to, kad mes galim pasižiūrėti suveikus, ar tai false alarmas, ar tai ne. Tai palengvina darbą, nereikia bėgti, nes šiuo metu su Integrity sistemas nebūdavo galima gauti tik spindulius. Tai reiškia, jei spindulys per 2-3 aukštus, tai apsauginiai reikėtų bėgti arba prie centralės pasižiūrėti, kuris daviklis suveikė, arba bėgti per visus aukštus ir ieškoti, kur tas gedimas.